Šiandien laidoje aiškinsimės, kas yra tautinės mažumos ir ką daryti, kad Lietuvoje būtų gera visiems. Kalbėsime apie kraują ir kraujo donorystę. Po skambučio viskas apie higieną. Kaip apsisaugoti nuo ligų. Su Mo muziejumi kviečiame dalyvauti konkurse. Kartu su klasiokais išsirinkite vieną iš 15 Mo muziejaus kolekcijos kūrinių. Juos rasite konkurso internetinėje svetainėje ir atkurkite jį gyvai, pasitelkdami mažiausiai vieną žmogų bei įvairų rekvizitą. Nuotrauką įkelkite į asmeninius arba mokyklos socialinius tinklus su projekto grotažme. Gegužės 30 dieną bus paskelbti nugalėtojai, kurių laukia išskirtinis prizas – naktis Mo muziejuje visai klasiai. Pabandom ir mes? Pabandom. Katalikų bažnyčia turi naują vadovą – popiežių Leoną XIV. Iš Čikagos kilęs Robertas Prevostas yra pirmasis popiežius iš Jungtinių Amerikos valstijų. Dvasininkas, tapęs popiežiumi, gali pats išsirinkti savo vardą. Dažniausiai pasirenkamas šventojo vardas arba turintis kokią nors svarbią reikšmę. Tai, kad šis popiežius yra 14-asis, reiškia, kad iki jo dar 13 popiežių buvo pasirinkę Leono vardą. Popiežių išrinko į Vatikaną po Pranciškaus mirties susirinkę daugiau nei 100 kardinolų. Šie rinkimai vadinami konklava. Vyksta labai slaptai. Kardinolai užsidaro Siksto koplyčioje, atsiriboja nuo likusio pasaulio ir balsuoja, o balsavimo rezultatus pasauliui praneša dūmais iš nedidelio kaminėlio. Taigi praėjusią savaitę, jau antrąją konklavos dieną, iš jo pakilo balti dūmai. Habemus papam. Popiežius vadovauja katalikų bažnyčiai, vadinasi beveik 1,5 milijardo katalikų visame pasaulyje. Dėl Kašmyro regiono nesutarančios valstybės Indija ir Pakistanas po kelias dienas trukusių apšaudymų sudarė paliaubas. Joms tarpininkavo Jungtinės Amerikos valstijos. Bet tiek Indija, tiek Pakistanas jau kaltina vieną kitą paliaubų nesilaikymu. Todėl neaišku, kiek šios paliaubos bus tvirtos. Šis konfliktas yra senas. Jis prasidėjo maždaug prieš 80 metų, kai buvo brėžiama siena tarp Pakistano ir Indijos. Abi valstybės nesutarė, kam priklauso Kašmyro regionas ir dėl to jau ne kartą kariavo. Dabar įtampa buvo padidėjusi po išpuolio prieš indų turistus. Šalys viena prieš kitą ėmėsi karinių veiksmų. Pasaulis į Indijos ir Pakistano nesutarimus žiūri su nerimu. Dar ir dėl to, kad abi šios valstybės turi branduolinį ginklą. Tai labai galingi sprogmenys, kurie galėtų sunaikinti ištisus miestus. Juos turi tik kai kurios pasaulio valstybės. Kadangi šie ginklai tokie pavojingi, šalys siekia, kad jų niekada nereikėtų panaudoti. Vienas turtingiausių pasaulio žmonių, Billas Gatesas, ketina per ateinančius 20 metų atiduoti beveik visą savo turtą. Jis pranešė, kad paaukos 99% savo turto, o tai yra 200 milijardų dolerių. Juos jis paaukos per savo įkurtą labdaros fondą ir paskirs kovai su tokiomis ligomis kaip poliomielitas ir maliarija, taip pat skurdui mažinti. Savo tinklaraštyje milijardierius rašė: kai mirsiu, žmonės apie mane sakys daugybę dalykų, bet esu tikras, jie negalės sakyti, kad miriau turtingas. Billas Gatesas yra įkūręs kompaniją Microsoft, kuri gamina programinę įrangą kompiuteriams ir telefonams. Šiandien ta diena, kai verta eiti iš namų, nes mieste vyksta daugybė renginių. Pirmiausia, gatvės muzikos diena. Jei negroji pats, tai gali paklausyti pačios įvairiausios muzikos, nuo metalo iki sutartinių. Miestų gatvėse, skveruose, aikštėse muzikantai gros ir dalinsis savo kūrybą. Gatvės muzikos dienos internetinėme puslapyje galima rasti žemėlapį, jame pažymėta, kur kas koncertuos. Pavaikštinėję ir pasiklausę muzikos gatvėse, visi į muziejus. Muziejų naktis. Tai renginys, kai muziejai atveria duris savo neįprastu metu, vakare, ir pakviečia užeiti bei nemokamai susipažinti su jų parodomis, eksponatais, sudalyvauti renginiuose.
Puslapyje muziejunaktis.lt galima rasti programą ir pažiūrėti, kada muziejai jūsų lauks. Kai kur gali reikėti registruotis. Muziejų naktis vyksta visoje Europoje. Na, o vakare įsijunkit LRT. Jau šiandien Eurovizijos finalas nuo 10 val. Vakaro per LRT arba portale lrt.lt. O žinot, kaip padaryti, kad Euroviziją žiūrėti būtų dar įdomiau? Prisijungti žaidimų platformoje Roblox. Pasikviesti draugų ir užkurti savo Eurovizijos vakarėlį. Čia galima judėti po Eurovizinę sceną, užkulisius ir kitas erdves, kurios įkurtos Šveicarijos Alpėse, nes juk Eurovizija šiemet vyksta Šveicarijos mieste Bazelyje. Galima klausyti skirtingų šalių dainų, ne tik šių, bet ir ankstesnių metų. Žaisti žaidimus, pavyzdžiui, patikrinti savo ritmo pojūtį, gal net sutikti kelis pažįstamus Eurovizijos veidus. Prisijungti ir žaisti galima bet kuriuo metu. O kai prasidės finalas, čia bus galima komentuoti, bus nuolat atnaujinama informacija, ryškiausi pasirodymų momentai, reakcijos ir dar įvairių staigmenų. Žodžiu, visai naujas būdas patirti Euroviziją. Roblox Euroviziją dar bus galima rasti ir po konkurso, iki gegužės 30 dienos. Sauliau, ar kada nors susimastei, kiek daug skirtingų žmonių gyvena Lietuvoje? Ta prasme skirtingų. Na, skirtingų tautybių. Ai, nu taip. Ir kiek žinau, Lietuvoje tai buvo jau nuo senų laikų. Taip. Tačiau ar susimastei, su kokiais sunkumais susiduria šie žmonės? Ir ką galime padaryti, kad gyventi Lietuvoje būtų gera visiems? Na, tikrai norėčiau sužinoti. Tai pažiūrėk, pasikalbėti apie tautinės mažumas Lietuvoje nuvykau į tautinių mažumų departamentą. Šiandien laidoje esame su Dainiumi Babilu ir pašnekėsime apie tautinės mažumas. Dainiau, ką reiškia žodžių junginys tautinės mažumos? Labadiena. Tautinės mažumos yra tokia savoka, kuri kiekvienoje šalyje yra skirtinga. Ir pati šalis nusprendžia, ką toje šalyje tautinės mažumos reiškia. Mes labai džiaugiamės tuo, kad prieš 5 mėnesius Lietuvoje buvo priimtas tautinių mažumų įstatymas ir ten buvo parašyta, kad tautinės mažumos tai yra grupė Lietuvos piliečių, kurie gyvena Lietuvoje, kurie turi ilgalaikį ryšį su Lietuva ir kurie taip pat turi nelietuvišką tapatybę, kurie vieningai stengiasi išsaugoti. O kiek šiandien Lietuvoje gyvena įvairių tautybių žmonių? Mūsų statistika ir duomenys rodo, kad daugiau negu 400 000 Lietuvos gyventojų priskiria save tautinėms mažumoms. Tai reiškia, kad jeigu mes išeitume į gatvę, tai tuomet 1 iš 7 žmonių galėtų būti tautinė mažuma. Pačios tokios didžiausios tai yra rusų ir lenkų tautinės mažumos, bet pats sąrašas tautinių mažumų yra labai ilgas ir Lietuvos gyventojai pagal tautybę susiskirsto į daugiau nei 150 skirtingų tautybių ir kai kurios yra labai nedidelis ir mažos, nes iš tų tautybių gyvena vos keletas žmonių Lietuvoje. Turbūt labiausiai norėčiau paminėti, kad Lietuvoje yra taip pat istorinės tautinės mažumos. Tai yra tokias bendruomenės, kurios neturi savo gimtosios valstybės, valstybės, su kuria galėtų save susijęti. Tai yra romai, karaimai ir totoriai. Ir jų tikroji ir vienintelė tėvynė yra Lietuva. Ir jie gyvena čia Lietuvoje daugybę šimtmečių nuo pat Lietuvos didžiosios kunigaikštystės laikų. Čia yra Elžbieta, čia yra Gabrielius, o čia yra Ema. Ne, čia yra Ema, čia aš Elžbieta, o čia Gabrielius. Taip. Ir apie ką mes šiandien kalbėsim? Tautinės mažumas. Tai ar žinote, kas yra tautinės mažumos? Nelabai. Kai vienoje šalyje gyvena iš kitos šalies žmonės. Aš tai norėjau pasakyti tą patį, ką ir Ema, tiesiog Ema pavogė mano diskursiją. Ar jūsų šeimoje yra kitos tautybės žmonių? Taip. Močiutė Kazachstane gimė. Geras. O ar jūs save laikote lietuviais ar nelietuviais? Aš save laikau kaip lietuvė. Aš irgi. Aš tai kažkoks pusė... Pusė per pusę. O kaip manote, ar žodžių junginys tautinės mažumos yra teisingas ar nelabai? Nežinau. Nelabai. Kodėl? Nes mažumos tai čia kaip... kaip kūdikiai tipo. Iš tikrųjų, nemažai tautinių mažumų žmonių, jiems nepatinka žodis mažuma. Ir jie sako, kad
Mes esame Lietuvos dalis ir Lietuvos kultūros dalis, todėl tas žodis mažuma yra neteisingas. Kai kurie iš jų sako, kad mums labiau patinka, jog vadintų mus tautinėmis bendrijomis. Ką pačiam žmogui reiškia būti tautinė mažuma? O čia labai skirtingai. Yra tokių žmonių iš tų 400 000 gyventojų, kurie gyvena Lietuvoje. Vieniems tai yra didelis pasididžiavimas ir jie to labai didžiuojasi, o kiti tam neskiria didelio dėmesio ir jie jaučiasi Lietuvos dalimi ir netgi save vadina lietuviais, nors galėtų vadintis tautinė mažumom. O kai kurie netgi sako, pavyzdžiui, aš esu lietuvis, bet esu žydų tautybės. Tai tuomet ar egzistuoja tas tikrasis lietuvis? Čia yra stereotipinis apibrėžimas ir aš sakyčiau, kad tikrai neegzistuoja. Bet aš galiu sakyti subjektyvę nuomonę, kas galėtų mano nuomonė būti tikras lietuvis. O tikras lietuvis, man atrodo, yra tas, kuriam, kaip Maironio eilėse, Lietuva brangi. Tai visi tie, kuriems rūpi Lietuva, kuriems rūpi Lietuvos gerbuvis, kurie stengiasi, dirba ir kažką tai kuria dėl Lietuvos, tie ir yra tikri lietuviai. Ir jie gali būti įvairių tautybių. Kai kurie žmonės, kurie yra kitos tautybės, Lietuvoje patiria patyčias, smurtą, su jais nelabai gerai elgiasi. Kaip manot, kodėl taip yra? Kodėl jų nepriima? Dėl to, nes visi galvoja, kad jie gal, pavyzdžiui, bus blogi ar kažką ten palaikys už kažkokį kitą prezidentą ar kažką tokio. Nelabai yra gražus elgesys, bet atsitinka visokių žmonių. O kodėl, manai, atitinka toks negražus elgesys? Kodėl taip elgesi? Taip turbūt gimsta. Nes kai kurie žmonės mano, kad tie žmonės, prieš kurios tyčiojasi, yra kontrabandininkai. O kokie stereotipai egzistuoja su tam tikrom tautinėm grupėm? Ir jeigu egzistuoja, tai kaip juos naikinti? Stereotipai tikrai egzistuoja, bet aš negaliu jų įvardinti, kadangi jeigu aš jas paminėčiau, tai įliečiau jiem tuomet dar daugiau gyvybės. Bet kad jie egzistuoja apie tautinės mažumas ir atskiras tautinių mažumų grupės, tai tikrai. Kartais būna taip, kad netgi šiandieną žiniasklaidoje ar kažkur kitur, minint kažkokią blogą veiklą ar kažkokį nusikaltimą, yra taip pat paminima ir tautybė, kad žmogus buvo tokios tautybės. Tai yra labai negerai ir mes su tuo nuolat kovojame ir vis pastebėję tokius atvejus primenam, kad taip neturėtų būti. Žmogaus tautybė nėra nei bloga, nei gera. Žmogaus darbai, poelgiai ir elgesys gali būti geras arba blogas, bet tai niekaip nėra susijęs su tautybė. Tikra tiesa, šiaip stereotipai visuomenėje, kurie atskirti ir atneša labai daug žalos. Be to, dažnai bijome to, ko nepažįstame. Todėl mums visiems labai svarbu bendrauti tarpusavyje, bei domėtis tais, kurie gyvena šalia mūsų. Tik taip galime įveikti baimę, stereotipus ir atskirtį. Round one, fight! SR Melon. Inga, kas telpa viename maišelyje, bet gali pakeisti 3 gyvenimus? Čia mįslė? Beveik. Nežinau, saldainiai. Ne, tai kraujas. Kraujas. Tuoj pamatysi. Kas yra kraujo donorystė? Kraujo donorystė tai yra savanoriška veikla, aukojimas kraujo pacientams, ligoniams. Kodėl žmonėms reikia kraujo ir kam jis naudojamas? Kraujas yra naudojamas ligoninėse išgelbėjant gyvybės. Tai žmonėm, kurie serga, tarkim, vėžiu, per sunkius gimdymus padėti mamytei ir kūdikėliui, per planinės operacijas, nes be abejo, žmonės ir planuoja operacijas, kartais būna ir nelaimingų atsitikimų, taipogi čia kraujas yra nepakeičiamas šiuo atveju. O kas gali duoti ir kas negali duoti kraujo ir kodėl vaikams, pavyzdžiui, negalima duoti kraujo? Galima tapti kraujo donoru sulaukus 18 metų. Dėl ko vaikam negalima? Todėl, kad vaikai dar vis auga, tai yra augantis organizmas. Ir dėl kitos dar labai paprastokios priežasties, kraujo donorystė yra savanoriška veikla. Ir tu savanoriu gali patapti suaugęs žmogus, kai tu esi visiškai atsakingas už save. Ką žmogus turi žinoti ir ką turi daryti prieš duodamas kraujo? Prieš duodamas kraujo donoras turi būti pasiruošęs. Pasiruošimas prasideda netgi dieną anksčiau, negu jūs jau sugalvojate ateiti. Tai tarkim, šiandien aš nusprendžiau, kad ateisiu duoti kraujo. Tai reiškia, aš jau vakar turėjau ilsėtis. Pradėti daugiau vartoti skysčių. Skystis yra vanduo. Būtinai būti pavalgius reikia pusryčius arba lengvą maistą.
Labą dieną. Labą dieną. Norėčiau paaukoti kraujo. Nuostabu. O sakykite, ar įsimiegojote šią naktį? Ne visai, gal 3 valandėlės tik tai pamiegojau. Deja, šiandien kraujo duoti nepavyks. Aš įsimiegojau. Nuostabu. Sakykite, ar išgerėte pakankamai skysčių? Aš ir įsimiegojau. Ir atsigėriau vandenukų. O ar šiandien pavalgėte? Taip, šiandien aš pavalgiau. Sveikinu, jūs galite duoti kraują. Yes! Yes! O kur kraujas keliauja po donorystės ir kaip jis patenka ten, kur jo reikia? Tai kai duodate kraują, duoda jūsų tėveliai ar pažįstami ar artimieji, jum yra paimami mėgintuvėliai. Mėgintuvėlius mes paimam kraujo tyrimą nuo tų virusėlių, kad ištirtume, ar kraujas yra sveikas. O tas pats kraujukas, jisai keliauja dar į vieną tokią paslaptingą vietą, tai kraujo komponentų ruošimo skyrių. Ir iškeliauja į ligoninės nebe tas paprastas kraujukas, kuris išbėgo iš jūsų, ne? O iškeliauja kraujo komponentai. Iš to jūsų vieno maišelio, pritekėjusio to 450 ml, iškeliauja tie 3 komponentai, nes kažkam galbūt reikės operacijos metu eritrocitų, kažkam staigiai reikia stabdyti kraujavimą, tai reikės trombocitų, o kažkas gal turėjo nudėgimus, tai reikės plazmos. Tai vat aš noriu pasakyti, kad jūs iš to vieno kraujo maišelio jūs išgelbėte 3 gyvybės. Taigi, kraujas sudarytas iš 4 pagrindinių dalių. Eritrocitų, raudonųjų kūnelių. Eritrocitai, raudonieji kraujo kūneliai, perneša deguonį iš plaučių į visus kūno organus ir ląsteles. Leukocitų, baltųjų kūnelių. Leukocitai kovoja su mikrobais, virusais ir bakterijomis, kurios sukelia ligas. Jie pajunta užpuolikus ir pradeda kovą, kad mūsų organizmas nesusirgtų. Trombocitų. Trombocitai yra atsakingi už kraujo krešėjimą. Tai reiškia, kad kai tu susižeidi, trombocitai greitai sušalina kraują, kad sustabdytų kraujavimą ir užgydytų žaizdą. Plazmos. Plazma yra geltonas kraujo skystis, kuriuo keliauja kraujo ląstelės. Taip pat plazma tiekia organizmui maistinės medžiagas, hormonus bei palaiko kraujo tūrį, taigi palaiko visų kūno dalių darbą. Pasaulinė statistika rodo, kad kas 3 sekundės kažkam prireikia kraujo perpylimo. Tai tik įrodo, kaip svarbu nuolat turėti pakankamai kraujo atsargų. Praėjusiais metais Lietuvoje kraują dovanojo apie 41 000 žmonių, o tai yra rekordinis skaičius šalies istorijoje. Kaip vyksta paėmimo procesas? Aš matau, kad Saulis labai bijo. Tai visų pirma, jums reiktų paruošti rankelę. Dedate rankelę. Jūsų kraujas yra įmamas iš venos, o štai šitos vietos. Jūsų ranka yra užspaudžiama raiščiu. Iššoks tą veną, ne? Pakumščiuokit biškį, va čia atsiranda vena, taip. Dūrio vieta yra dezinfekuojama, įduriama adata, čia prie svarstykliukų įdedamas kraujo maišelis ir prasideda kraujo procedūra. Baigėsi procedūra, adata yra užtraukiama, jūsų ranka užrišama yra bintu. Ir dabar laikotės labai gražiai rekomendacijų. Nelankstote rankos bent 10 minučių, raištį nusirašti po 2 valandų. Saugo tą ranką tą dieną, taip. Kraujo davimo diena tai yra atostogų diena. Tai reiškia, jūs vėl geria daugiau skysčių, skystis vandenukas yra, taip. Dabar jau valgom ir saldžiai, kad atsistatytų jėgos greičiau. Vėl ilsitės, tai yra atostogų diena. Aišku, nuo mūsų tai priklauso atsidėkojimas, tai mes įteikiam jums dovanėlę, tai yra lauknešėlis toksai vadinamasis, tai yra vandenukas, saldytė, šokoladas, bilietas į kiną, ar tai rankšluostėlis, ar tai skaitis, ką tuo metu mes turime. Šitoj vietoj mes su jumis atsisveikinam, jeigu jums viskas gerai ir neišbalės esate, mes palinkėsim, kad mes pasimatome su jumis po 2 mėnesių. O tada prasidės kraujo kelionė, jūsų kraujo maišelio kelionė. Tai jau ruošiesi duoti kraujo, bet palauk, mums dar liko. Apie higieną. Kas yra higiena? Higiena tai yra pats seniausias
ir atskiras medicinos mokslo srities toks kaip dalykas, kuris apima labai daug įvairių sričių, tyria žmogaus sveikatą, jos išsaugojimą, taip pat veiksmus, kuriuos mes atliekam norėdami išvengti užkrečiamųjų ligų. Dar galima prie to paties pridėti veiksmus, kuriuos mes atliekame norėdami stiprinti ir gerinti mūsų sveikatą. Kodėl reikia rūpintis higieną kiekvieną dieną? Rūpinantis higieną kiekvieną dieną, tai mums padeda apsisaugoti nuo užkrečiamųjų ligų, jų pernešimo, taip pat padeda išvengti nemalonių kvapų ar pojūčių, palaiko odos sveikatą. Žinoma, tada mums didina pasitikėjimą savimi, taip mes rodome pagarbą savo ir aplinkiniams. Tyrimai rodo, kad 60% pasaulio žmonių nesiplauna rankų po tualeto. O štai 35% paauglių dažnai pamiršta plauti rankas po valgymo, kas gali padidinti susirgimų riziką. 90% žmonių žino, jog asmens higiena yra svarbi sveikatai, tačiau tik 60% iš jų laikosi šių taisyklių kasdieną. Net 80% infekcijų plinta per rankų kontaktą. Todėl rankų higiena yra vienas paprasčiausių ir veiksmingiausių būdų išvengti ligų. Prisipažinkit dabar, ar šiandien plovėt rankas? O jeigu ne, tai kada paskutinį kartą tai darėte? Ploviau šiandien. Aš irgi ploviau. Man tai čia gal nesimato, nes ką tik pargriuvau. Kaip manot, kas būtų, jeigu nesipraustume 100 dienų? Ko nespraustume? Jeigu mes patys nesipraustume, kas būtų? Jeigu mes nesipraustume patys 100 dienų, kas būtų? Šmirdėtume, prakaituotumėt. Manau, kad tada mums atsirastų visokių blogų ligų ir mes susirgtume labai stipriai. Vabalai plaukus įsiviniotų nešvarius. Na, iš tikrųjų, turiu nuliūdinti, rezultatas nebūtų labai malonus ir smagus. Skleistumėte labai stiprų nemalonų kvapą, odos paviršiuje susidarytų matomas purvo ir nešvarumų sluoksnis. Kiltų rizika susirgti įvairiomis odos ligomis, infekcijomis, taip pat ir užkrečiamosiomis ligomis. Na, natūralu, kad tada kiltų sunkumų ir bendrauti su aplinkiniais. O kodėl mūsų kūnas skleidžia tą nemalonų kvapą, kai ilgai nesiprausėme? Čia vėlgi grįžtame prie odos. Tai odoje yra tokios prakaito liaukos, kurios išskiria skystį prakaitą ir taip reguliuoja kūno temperatūrą. Na, kai mes daug prakaituojame, tai šiaip iš esmės prakaitas pats į savęs jis yra be kvapo. Tačiau ten apsigyvena bakterijos, kurios skaido prakaitą sudarančias medžiagas ir taip kyla nemalonus kvapas. Kaip manote, kur yra daugiau bakterijų? Ant tualeto dangčio ar ant telefono ekrano? Nežinau. O kaip tau atrodo? Man tai ir atrodo į abiejų. Ant abiejų lygiai? Man atrodo ant tualeto dangčio dėl to, nes visi jį atidarinėja ir sėdi ant tualeto. Man tai atrodo, kad ant telefono ekrano. O kodėl? Todėl, nes tu gal su nešvariom rankom paimi telefoną ir su labai nešvariom paimi telefoną ir ten kažką maigioji. Kažkokį žaidimą žaidi. Ant telefono ekrano gali būti 10 kartų daugiau bakterijų negu ant tualeto. Dažnai atrodo, kad rankos yra švarios, nėra jokių dėmių, aš niekur nesusipurvinau. Kodėl reikia plauti tas rankas vis tiek? Labai geras klausimas. Tai dauguma mikroorganizmų, bakterijų, virusų ar grybelių, kurie patenka ant mūsų rankų nuo įvairių nešvarių paviršių ar net kitų žmonių, yra tokie mažyčiai, kad nepastebimi plika akimi. Todėl, jeigu kartais iš pažiūros mūsų rankos atrodo švarios, tai dar nereiškia, kad ant jų nėra mikroorganizmų, kurie gali sukelti mūsų organizmui ligas. Todėl visada pasinaudojus tualetu, grįžus iš lauko, paglosčius augintinius, baigus kelionę viešuoju transportu, prieš maisto gaminimą ar prieš valgį reikia nusiplauti rankas. Tai taisyklingas rankų plovimas užtrunka nuo 40 sekundžių iki minutės ir turi tokius kaip ir 12 žingsnių.
Tai pirmiausia, ką mums reikia padaryti, tai susišlapinti rankas. Tada paimkime muilo. Taip, tada triname delną į delną. Kita pusė, taip. Tada reikia išvalyti tarpupirščių išorinę pusę. Tai valome taip. Tada keičiame rankas, taip. Tada liko vidinė pusė, triname taip. Tada reikia pirštų panagės išplauti, taip valome taip. Keičiame. Tada dar liko nykščiai, tai turime nykščius nuplauti taip. Tada taip. Ir paskutinis žingsnis yra trinti delno vidų. Vienos rankos, tada kitos rankos. Ir nuplauname. Nusisausiname ir tuo pačiu popierium uždarome kraną. Plaukit rankas. Ačiū, kad žiūrėjot. O jeigu norite tapti mūsų Čia dabar reporteriu, rašykite mums laišką elektroniniu adresu čiadabar@lrt.lt. Ir susitinkame kiekvieną šeštadienį 8:30 Per LRT televiziją.